klubo mobilumo pratimai, kurių galbūt nesidaręs. Atsigulsime į 90-90 padėtį, po galva pasidėsime jogos kaladėlę, tarp kojų kelių įsidedam bolą, tiesiog ištiesim apatinę ranką ir labai lengvai atsipalaiduojam. Mes turime nesukurti jokios įtampos, o kaip tik atpalaiduoti savo nervinę sistemą, kas mums padės labiau atpalaiduoti raumenyną ir duoti suprasti nervų sistemai, kad nėra jokio išorinio pavojaus. Taip mes sukursime saugią padėtį kūnui, prie kurios jis galės adaptuotis. Grynai per klubo sąnarį įstumiu kelį į priekį viršutinės kojos, pajaučiu, kad judesys lyg tarsi sustoja, grąžinu koją atgal su išpūtimu. Neturi būti jokio papildomo stuburo ar tai dubens judesio. Su sekančiu pratimu, jeigu reikės, galime kaladėlę pasidėti po galva, bet jeigu gulint galva nesilenkia atgal, o jinai yra tiesiniai pozicijoje, tada kaladėlės mums nereikia. Nykštys, vidinė pagalvėlė, kulnas turėtų spaustis į atramą. Atkeliam šiek tiek dubenį, pasukę po savim, tol, kol įsitemps dvigalvių šlaunies raumuo ir sėdmuo. Turėtų spaudimas būti 40 ir štai padėti tiesiog atliekam lėtą ir gilų kvėpavimą.